Jūs jau žinote, kad šiais metais kino pavasaris – emocijų pavasaris. Kino pavasario palaima – dar viena emocija, kuri gali kilti žiūrovui besirenkančiam festivalio filmus ir atradusiam programą intriguojančių pavadinimų Šekspyras gyvas. Vakar Vilniuje Vingio kino teatre pristatyta ši kino pavasario programa. Pasaulis mini Šekspyro išėjimo metinės. Tokį gražų jubiliejų, ta prasme, kad prieš 400 metų žmogus sukūrė kūrinius, kuriuos iki dabar geriausi kino meistrai įdomiausiose interpretacijose būtent pristato. Jeigu atsiversite bet kurią internetinę filmų duomenų bazę, atrasite, kad filmų pagal Viljamo Šekspyro kūrybą pastatyta daugiau kaip 1000. Jis ne tik teatro dramaturgas, bet ir kino scenaristas. His plays and his works have been reinterpreted in so many different ways. I think there's a little bit of Shakespeare inside all of us now. So yes, 400 years later he does still live. Apie palaimą. Ir ką jūs norite sužinoti apie palaimą? Šekspyras gyvas. Gyvas. O jūs kaip pažiūrėsite filmą Prospero knygos Palaima? Palaima. Režisierius iš Jungtinės karalystės Peterio Greenaway'aus filmas Prospero knygos – Šekspyro pjesės Audra interpretacija. Tai, ką esame įpratę vadinti siužetu, kartais tartum pasislenka į antrą planą. Jauti, kad kažkas yra daugiau negu tik tai, ką galime papasakoti žodžiais. Prosperas, ištremtas burtininkas, tikisi susigrąžinti jam teisėtai priklausantį Milano kunigaikščio postą. Būtent Prospero knygos turbūt yra vienas tokių ryškiausių jo stiliaus pavyzdžių ir man atrodo, kad tai yra ne tik ryškiausias pačio Greenaway'aus stiliaus kažkoks tokia manifestacija, bet to pačiu yra ir viena išskirtiniausių Šekspyro ekranizacijų. Šekspyras gyvas? Palaima. Kai pažiūrėsit Richardas III, jausit palaimą? Taip. Greičiausiai? Taip. Kas taip? Greičiausiai jausiu palaimą. Tai ar jausite palaimą po Richardo III? Jausiu. Now is the winter of our discontent. Visiškai kitas kino pavasario programos Šekspyras gyvas, taip pat režisieriaus iš Didžiosios Britanijos Richardo Loncrane'o filmas Richardas III. Režisierius Šekspyro geismą, ambicijas ir išdavystę perkelia į fašistinę Angliją, kurioje neseniai prasidėjo pilietinis karas. Richardo Loncrane'o 95 metų filmas Richardas III turbūt ir įrodo tai, kad tą iš tikrųjų Šekspyro lankstumą ir tą jo kūrybos būtent gebėjimą prisitaikyti skirtingais laikais ir tai, kad režisierius perkelia pjesės veiksmą realiai 300 metų į priekį. Ar jaučiate palaimą? Kas taip? Jaučiame. Ką jaučiate? Palaima, kad jis gyvas. Kas jis? Šekspyras, didysis Viljamas. Tamsi žmonijos vizija. Taip atrodo klasikinė Šekspyro tragedija, kai jos imasi žymus lenkų režisierius Romanas Polanskis. Pamišusio škotų karo vado Makbeto ambicijos perauga į nesustabdomą žiaurumą ir prievartą, kai 3 raganos jam išpranašauja valdovo sostą. Aš manau, kad Šekspyras gyvas ne tik teatre ir ne tik kine ir ne tik būtent tose knygų lentynose, bet man atrodo, jis labiausiai gyvas tų žmonių, kurie susiduria su jo kūryba vaizduoti. Išėję iš programos Šekspyras gyvas filmo, tikrai jausite šiam dramaturgui būdingą emociją. Protingą palaimą, kad esate dramatiškame ir tragiškame pasaulyje gyvenantis laimingas žmogus. Kino pavasaris su programa Šekspyras gyvas prasidės kovo 31.